Nu, neblogai, sakyčiau visai, a? Ei, sveiki draugai, na ką, šiandieną mes susitinkame vėl garaže. Ir šiandieną garaže darysime visai kitokį video, kurio dar nedarėme. Na, darėme kai kurias apžvalgas, bet šiandien bus kitokia. Tokio produkto dar neturėjau. Ir iš karto klausimas pas jūs. Kas dirbat garaže arba su moto mašinų technika, remontuoja dirbtuvėse? Susidūrėte su problema? Laikrodis. Tai taip, aš turėjau kelis laikrodžius. Jie visi pas mane sudaužyti, nes dirbu su metalu, tai kažkur į kampą biški bach, viskas nėra stikliuko. O šiandieną mes apžvelgsime pagal gamintoją nesunaikinamus laikrodžius. Tai yra nauji Kospet laikrodžiai. Tai yra X2 Ultra, Tank ir Tank S2. Tai vieną jau turiu ant rankos, nešioju, tiksliau ne aš nešioju, žmona, apie savaitę. Tai šiandien pabandysime tokius brutalius testus. Tai biški padaužysime, biški pamėtysime, biški pašaldysime ir biški pavirsime. Ateikit arčiau, biški parodysiu laikrodukus. Taip, tai čia turiu du naujus Kospet laikrodžius. Tai yra Tank X2 Ultra ir Tank S2. Šitą jau įsipakavęs, šitas dar yra savo pakuotėje. Tai mes jį išpakuosime. Štai, ant rankos atrodo štai taip. Kaip ir visai gerai. Prisispaudžia, viskas gerai. Tuo aš daugiau papasakosiu jums apie laikrodžių savybės. Laiko akumuliatorius tikrai ilgai. Ir pirmą, ką noriu pabandyti, tai padaužyti. Čia yra galvučių laikiklis 3/4. Jo, ar vienas 3/4. Ir pasižiūrėti reikia, nes dažniausiai man su kampu kokiu bach į metalą ir viskas. Nu, žiūrėkit. Nieko nėra. Bet tikrai daužau. Ne tai, kad žinai. Nu, gerai. Nu, tikiuosi, kad viskas gerai su juo ir neduš man taip greit. Čia yra metalo kampas, tai sakykime, imituojame įimą ir trenkimą. Jokio įbrėžimo. Kaip girdit, garsas tai... Jokių problemų. Apa, viskas veikia. Gerai, tai next. Pabandysime drop testą. Sako bent jau, kad iš 2 metrų be problemų, nu mes iš 2 nemesim. Mesim, nu nežinau kiek čia mano 1,70 m kažkur, tai taip. O, krito ant šono. Nu ir dar vieną kartą. Ir dar ant šono. Taip, tai, nu, toliau. Ką mes padarysime, tai vandens testą, užšaldysime jį. Taip, tai čia turiu prisipylęs vandens, dedam pilnumoj, įjungsim, dedam pilnumoj į vandenį ir nešu į šaldymo kamerą, užšaldysim iki pilno užšalimo. Na ką, o tuo tarpu atsipakuokime, atsidarykime kitą laikroduką. Žmonos laikroduką jau apdaužėme, šitą nedaužysim. O, ir iškrito laikrodukas. Taip, o čia, ką mes turime? Pakrovėjas. O, jau čia biškutį kitoks pakrovėjas neįnam. Gerai. Ir turim dirželius. Nu štai, užsidėjau laikroduką savo. Nu, viskas puikiai. Daug visokių funkcijų, bet mes šiandien ne apie funkcijas. Mes šiandieną apie būtent Tank X2 Ultra atsparumo testas. Tai dabar laukiame, kol užšals. Tada mes jį atšildysime ir žiūrėsim, kaip ten jisai jausis. Nu va, hebra. Užšaldžiau laikrodį. Žiūrėkit. Nebeužsidega, ką tik dar degė. Tai bandom ištraukti. Nu va, visiškai ledo gabale. O, veikia. O. Nu normaliai. Jisai lede prasilaikė, aš nežinau, gal kokias 8 valandas. Tai ką, dabar atšildysim ir pabandysim ištraukti. Kas ten viduj. Bet kiek matau, tai veikia. Aš manau, gal biškį padėsim tam ledui, ne? O, su plaktuku.
O, tikras išbandymas laikrodžiui, ne? Nu, ekranas veikas ir viskas veikia. O, veikia puikiai, žiūrėkit. Daro ledo gabaliukai visur prilipę. Nu, neblogai, sakyčiau, visai, a? Visiškai neblogai. Užsidėčiau, bet bijau, kad ranka atšals. Čia dar. Nu, viskas funkcionuoja. Ir čia grinai, kaip matėt, buvo užšaldytas, ne tai, kad tenais prie -5 ar dar kažkas, tai kai mano telefonas mėgsta išsijungti prie -10. Čia užšaldytas laikrodis visiškai buvo. Kamerai, sakau, pragulėjo gal 8 valandas. Nu va. Be problemų. O apie funkcijas. Laikrodis turi daug įvairių funkcijų. Hidro stotelė, man atrodo, dar kažkas. Bijau labai sumeluoti, smarkiai nesigilinau. Bet laikrodukas tikrai geras. Užskaitau šį. Tvirtas. Į metalą padaužius nedūžta. Tai tikiuosi šitas gal biškį ilgiau pas mane pabus. Nu, aš šitą žmonai atiduosiu. O savo tą pasimsiu geresnį. Tai viską palieku. Jie dabar tik tai startuoja šitie laikrodžiai. Tai viską palieku po šio video aprašyme. Jeigu kas norite įsigyti, naudokitės progą. Savaitę ar 2 bus tas startupas vadinamas, kur bus tikrai geros nuolaidos. Tai visus kodukus, visas nuorodas palieku po šio video. Ir tikiuosi, kad patiko štai toks turinys, štai toks laikrodžio apžvalga. Opa, nu veikia, viskas gerai. Ir su jumis susitinkam labai greitai. Dabar jau bus, man atrodo, su sodybos video. O dabar sakau tau, iki.